Dokadok. 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 Labas, Dokadok tinklalaidės klausytojų. Šiandien simboliškai pavartysime Lietuvos istorijos puslapius. Kiekvienais metais ir taip jau nuo 1991 metų, 34 metus iš eilės, sausio 13-ąją minime Laisvės gynėjų dieną. Tai diena, kuri simbolizuoja drąsą ir laisvę. Gal tau teko girdėti, kas nutiko sausio 13-ąją Lietuvoje? Neteko. Taigi lygiai prieš 34 metus, sausio 13-ąją, Lietuva ir lietuviai kovojo už savo šalies laisvę ir nepriklausomybę. Ta naktį vyko tragiški įvykiai, kai svetimos šalies kariuomenė puolė Lietuvos sostinę Vilnių, bandydama užimti televizijos bokštą. Galbūt tu esi buvęs ar buvusi Vilniuje televizijos bokšte. Buvau Vilniuje, bet ne televizoriaus bokšte. Taigi šis beveik 330 metrų aukščio pastatas yra ne tik žymus Lietuvos objektas, bet jis tapo ir mūsų šalies kovotojų už laisvę simboliu, kurį prieš 34 metus perimti bandė svetima kariuomenė. Lietuvos žmonės nenorėjo būti kitos šalies arba sąjungos dalimi. Jie norėjo būti laisvi ir patys spręsti savo šalies likimą. Įsivaizduok, ginti laisvės į gatves išėjo tūkstančiai žmonių. Kai kurie net atvažiavo iš kitų Lietuvos miestų. Ir visi jie susirinko prie televizijos bokšto Vilniuje. Nepaisant to, kad Vilniaus gatvėmis važiavo tankai, lietuviai stovėjo kartu, laikėsi už rankų ir dainavo. Tie žmonės buvo tikri didvyriai, jų ginklai buvo daina ir didžiulė meilė Lietuvai. Nors per šios nakties įvykius buvo žuvusiųjų ir nemažai sužeistų, tą istorinę naktį lietuviai gynė savo laisvę be ginklų. Jie rodė pasauliui, kad meilė, vienybė yra galingesnės už bet kokią jėgą. Kai atėjo sunkus momentas, niekas nepabėgo. Visi laikėsi kartu. Nors ta lemtinga sausio 13-osios naktis buvo prieš daug metų, dabar mes kiekvienais metais prisimename ir minime šią dieną. Galbūt tu jau dalyvavai ar dar dalyvausi kokiame nors sausio 13-osios minėjime. Dalyvausim bėgime. Kasmet lietuviai visame pasaulyje Laisvės gynėjų dienos proga organizuoja bėgimą ar simbolinį ėjimą šią dieną atminti. Kiti šią dieną pamini įsisegdami simbolinį neužmirštuolės gėlės mėlyną žiedlapį. Kas nupiešta, kas pasiūta, tačiau visas iniciatyvas apjungia dar vienas bendras simbolis – visur plazdanti Lietuvos trispalvė. Gal tu atsimeni, kokios yra Lietuvos vėliavos spalvos? Geltona, žalia, raudona. Teisingai. Taigi patikrinkim, ką dar sužinojai. Pirmas klausimas. Kas nutiko sausio 13-ąją? A atsakymas. Žmonės šventė gimtadienį. B. Lietuva gynė savo laisvę. C. Vyko didelis sporto renginys. Kad gynė laisvę. Teisingai, atsakymas B. Antras klausimas. Kaip žmonės gynė Lietuvą? Atsakymas A. Su ginklais. Atsakymas B. Slėpdamiesi namuose. Atsakymas C. Su dainomis, vienybe ir išėję į gatves. Atsakymas C. Puikiai. Dabar tu tikrai žinai, kuo mums svarbi Laisvės gynėjų diena, kurią minime sausio 13-ąją. Kiekvienas iš jūsų gali būti
Mažas didvyris ar maža didvyrė, mylėkim savo šalį ir saugokim jos laisvę. Jei nori pasiūlyti kitą temą, paprašyk mamos ar tėčio, kad Instagram paskyroje atsiųstų mums žinutę arba su suaugusiojo pagalba įrašyk garso žinutę, kokia tema tau būtų įdomi. Galbūt išgirsi save net ir kitoje tinklalaidėje. Dokadok. Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi.